Aš esu Romanas Brazdauskis, Žalgirio krepšinio akademijos treneris. Mano trenerio karjera prasidėjo 2004 metais, tai trunka 17 metų. Tada mano draugas Arvydas Sabonis turėjo savo krepšinio mokyklą ir pakvietė mane išbandyti savo jėgas. Laisvalaikiu mėgstu žvejoti. Kažkiek buvo, bet anksčiau būdavo daugiau. Visą gyvenimą beveik. Tai baigiau sporto internatą Panevėžy, paskiau žaidžiau Vilniui, paskiau žaidžiau už Kauno Žalgirį, paskui žaidžiau Lietuvos rinktiniai, paskui užsienį kažkiek, paskui už veteranus. Pamėtau, kai turiu laiko. Atsinešti sportbačius. Nu tai su savo jaunučių komanda noriu laimėti moksleivių lygos medalius, ir laukiu jaunųjų krepšininkų, kuriuos renku šiemet. Principai, aišku, kai susirenka berniukai, tai norisi supažindinti kuo daugiau su krepšiniu ir norisi, kad jie susirgtų tą ligą krepšinio ir tuo pačiu norisi užauginti teisingus jaunuolius, ugdyti jų charakterį, nugalėtojo mentalitetą, kad jie pabaigtų šią krepšinio akademiją būdami ne tik gerais krepšininkais, bet ir gerais žmonėmis. Noriu palinkėti visų pirma lankyti treniruotes, nepraleidinėti, tai yra labai svarbu. Paaukoti šitą galbūt laiką, laukiant automobiliuose savo atžalų ir pasitikėti mūsų organizaciją ir treneriais. Tikrai užauginsim ne vieną perliuką. Kviečiu iš širdies ateiti sportuoti į Žalgirio krepšinio akademiją.